Labukas, labukas. Na jo, seniai nesirodau ASMR, nekuriu, nes sugedo mano mikrofonai. Tiksliau laidai, mikrofonai veikia, bet laidai tai negaliu filmuoti. Tai žodžiu, užsiminėjau visokiom huiniom, muiniom. Va, ką dabar darau, tuoj parodysiu. O kada bus ASMR normalus, tai nežinau, pabandysiu šią savaitę nusipirkti naują laidą, paieškoti, kokio reikia ten tų visų jungiklių ir kad pradėtų veikti ir tada vėl filmuosiu ASMR. O dabar truputį parodysiu knygų, ką veikinėju, gal irgi susižiūrės kaip ASMR. Man tai būna, man patinka. Na va, tvarkausi knygas, lentynas ir nuo viršaus nuėmiau visus findikliuškus, visas knygas rankdarbių ir dabar susidėjau ant lovos ir dėlioju į krūveles. O čia irgi jau susidėliojau taro kortas, čia visokias lietuviškas, čia taro kortos, o ten taro knygos, sakiau taro kortas, o ne taro knygos. Čia Nice Hama mano bicai ir mano, kur gaminu, čia džiovinu auskariukus. Čia apyrankiam gamin, čia knygos lietuviškos, čia Nice užrašavkės, ten knygos angliškos ir taro kortų dar pilna. Čia šiaip plaukams suktis, garbaniuotis, čia dar bus kažkas, nesugalvojau, tai čia dabar flamikai, markeriai. Ir tenai tokie rankdarbių dalykiukai, žodžiu. Čia irgi jo viskas apyrankiam ir visokiem rankdarbiam daryti. O štai čia baisiausias šiandien dalykas, ką reikia pabaigti, kad galėčiau eiti atsigulti, nes kol nesutvarkysiu, negalėsiu atsigulti. Tai žodžiu, dėlioju savo rankdarbių knygas pagal tematiką, taip maždaug. Kaip man gausis, nežinau, kiek jau čia susidėlios pagal tematiką, bet bandom. Tokios nemažos krūvytės. Ir dar ne viskas, dar yra viena krūva, kur turėsiu atsinešti ir išdėlioti. Labai įdomių knygų turiu, tai sakau, va, per ASMR pafilmuosim, pavartysim visas ir kažką tai vis gaminsim. Tai tokie nauji planai ASMR video. Ruduo, tai visada norisi rankdarbių daugiau daryti, namuose sėdėti. Tai va, galvoju, pasižiūrėsiu, ją susidėliosiu ir galėsiu jau kažką daugiau gaminti. Tomą nuvežu į mokyklą ir turiu laiko kažką tais, vat, daryti. Čia jau paplyšus tokia. Bet labai seniai pirkau Lietuvoje, kurianti moteris, labai faina knyga irgi. Čia va, tokių ir mažyčių va visokių, ir didesnių, ir mažučyčių. Mezgimo, nerimo, gaminimo visokius papuošaliukus, veltinių, piešimo. Siuvimo, nusipirkau siuvimo mašiną, reikia. Žvakiam, muilam, džaršė, va tokiem stiklainiam visokiem daryti irgi. Visokius dalykiukus, ypač dabar Helovynui, kalėdoms, dovanoms visokioms. Žodžiu, reikia susidėlioti. Ir va dar šitą krūvytę reikės atsirinkti čia va papuošalam, va muilam. Čia tokiems iš šrito popieriaus, kur gaminau. Irgi galima ir papuošaliukus, ir visokius pakabukus. Čia vaikiška tokia lėlytėm daryti. Iš pagaliukų, iš medžiagyčių, o jie visokiausi. Tai šitas dar va reikia sudėlioti ant tas krūvytės. Kaip man patinka jas vartyti, toks relaksas. Čia irgi va, šalikai, skarelės visokios. Žodžiu, labai fainų knygų tokių turiu.
Jau daug metų jas turiu. Ir dar žurnalų tokių, va, visokių, tai dar reikės ir žurnalus, oi, persidėti. Nes kai ką dedu dabar į Vinted parduotų, jau pardaviau vieną knygą, kitą įdėjau, dabar dar reikia pažiūrėti, kokių nereikia atsirinkti ir parduoti, kad be reikalo negulėtų. Tai žodžiu, kas čia dar viena. Dar piešimo ir ką daryti kiekvieną dieną, va ir su vaikais galima. Įdomu. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai, toliau tvarkausi ir niekur nedingstu, susitiksim, darysiu, filmuosiu, tik tai, va, gaunas tokia pertraukėlė, kai mikrofonai neveikia, tai ne ką ir nuveiksi. Tai va, ačiū už peržiūrą ir tikiuosi neišsilakstysit ir greitai pasimatysim. Iki.